Sveikinu su pirmą iškovoto pergalė, su jūsų pirmu dalyvavimu turnyre. Kokie būtų jūsų pirmieji įspūdžiai apie šį turnyrą? Kokia jūsų nuomonė? Kokie privalumai, trūkumai turnyro? Mes esam atstovaujam Vėtrūną, susirinkom jauna komanda tokia kaip jauna. Aišku, amžius komandos yra mūsų nuo 25 iki 35 metų. Sužinojom, kad vyksta turnyras Visagine ir mes su mielu noru prisijungėme prie to turnyro. Buvom pakviesti, reiškia, susirinkome ir dabar pirma pergalė mūsų šitam turnyre. Aišku, yra lygis nežemas, labai aukšto lygio žaidėjai visi, su visais reikia žaisti, stengtis, bet ir mes tikimės parodyti tokį rezultatą. Sąlygos yra turnyrui neblogas, iš tikrųjų galima dalyvauti, galima žaisti. Ačiū tiems rėmėjams, ačiū Visagino arba nežinau, kas organizuoja administraciją Visagino arba kažkokie tai rėmėjai. Dėkui tiems, kurie iš tikrųjų organizuoja jaunimui, kad yra ta sporto šaka, jinai vystosi, nemiršta ir labai malonu dalyvauti pas jūs Visagine. Labai dėkui. Ir mes stengsimės irgi parodyti kokį tokį rezultatą. Ačiū už pokalbį, linkime sėkmės tolimesnėse kovose. Ačiū.